Leidykla Vaga 12-ąją tarptautinę Vilniaus knygų mugę pradėjo Tomo Moro knygos Utopija pristatymų. Diskusijoje užmirštas utopijos gebėjimas iškėlusi geriausios valstybės santvarkos bei naujojo utopizmo idėjas. Kada mes žiūrime jo darbus, mes turime suprasti, kad tai nėra tik tai darbai humanisto, filosofo, kuris bando abstrakčiai modeliuoti tam tikras situacijas ir tam tikras galimybės visuomenės. Tai be viso kito yra ir tam tikrą politinės niuansą turintys kūriniai, kurių tikslas yra ir buvo tuo metu įtakoti tuomet valdžioje esančius ir pirmoje eilėje karalių. Ir viena yra tyrėjų dalis, kurie kategoriškai tvirtina, kad Tomo Moro utopija tai ne tik tai humanisto darbas apie galimus idealios visuomenės variantus, sumodeliavimas tam tikrų visuomenės santykių. Bet tai yra ir politiko subtilus pamfletas skirtas konkrečiam skaitytojui, tai yra karaliui, kad paskaitęs jisai nors iš dalies pakeistų savo požiūrį į daugelį valstybės ūkio, valstybės valdymo, luominių santykių problemas. Nepaisant, jog Tomas Moras šiandien Vatikano laikomas visų politikų globėjų, utopija numano radikalią dabarties socialinės ir politinės ribas bei suvokimą peržengiančią mąstymo nuostatą. Kiek tik lieka laiko po darbo, miego ir valgio valandų, kiekvienas gali praleisti kaip nori, tačiau draudžiama jas pralėbauti ar pratinginiauti. Laisvas nuo savo amato valandas turi skirti darbui, kur širdis tau traukia. Šitas pertraukas daugelis skiria mokslui. Be to yra paprotys kasdieną dar neišaušus klausytis viešų paskaitų, kuriuose privalo dalyvauti tik išrinktieji mokslai. Be šių dar daugybė visokių luomų žmonių, vyrų ir moterų, suplaukia klausyti šių paskaitų. Vieni vienų, kiti kitų. Kur ką širdis traukia. Jeigu kas nori skirti tą laiką savo amatui, o tai daro daugelis, nelinkusių gilintis į kurį nors mokslą, tokiam niekas nedraudžia. Jis net pagiriamas kaip valstybei naudingas žmogus.